Sveiki, čia nediplomatinis pokalbis ir aš Artūras Jonkus. Šiandien svečiuose signataras, užsienio reikalų ministras, diplomatas ir ambasadorius Algirdas Saudargas. Sveiki, ačiū dar kartą Jums už skirtą laiką. Praėjusį kartą kalbėjom ir tiesą pasakius, tų 45 minučių nelabai daug užteko ką aptart. Baigiam tuo, jau kai atsirado diplomatiniai santykiai, kai atėjo pripažinimas Lietuvos, kokie pagrindiniai darbai Jums kaip užsienio reikalų ministrui tuo metu buvo svarbiausi? Turbūt reikia kalbėti fone to, kokie pagrindiniai dalykai buvo svarbiausi Lietuvai ir kiek jau čia ministras ar ministerija turėjo daugiau ar mažiau tame dalyvauti. Todėl, kad labai trumpai pasakius, tai pagrindinis dalykas buvo išvesti kariuomenę. Kitaip tariant, galbūt tiksliau būtų pasakyti, prižiūrėti, kad ji būtų tvarkingai išvesta. Nes kariuomenę išvesti turėjo Rusija. Niekas jos kariuomenės ten neišstumtų. Bet esminiai sprendimai buvo priimti, bet vienas dalykas, tai reikia susitarti dėl tvarkos išvedimo. Antras dalykas, prižiūrėti, kad tos tvarkos būtų laikomasi. Trečias dalykas, taip pat atsargiai budėti, nes Rusija nestabili, prisiminkim, 93 metais, ten kova dėl valdžios vyko, tarp paties Jelcino ten artimiausio aplinkoje, šaudoma buvo į jų parlamentą ir panašiai. Tai visada galėjo tie procesai tiesiog sustoti. Ne viskam mes turim įtakos, be jokios abejonės, bet reikėjo padaryti tą, ką mes galim. Tai pirmas dalykas, tai ministerija be abejo visose šitose dalykuose dalyvavo, bet tam buvo kariuomenė išvesti, buvo atskira delegacija suformuota ir, reiškia, man ar kaip ministrui, tai teko tik tai atitinkamais, galbūt pastiprinančiais tą veiksmais daryti. Tai ten Helsinkio procesas, tarkim, ten vadinamasis, ten buvo rezoliucija priimta svarbi, kad daug valstybių, kurios ten tame dalyvauja, jos toj rezoliucijoje, ten buvo sakinys, kad turi būti išvestos iš Baltijos valstybių kariuomenės ir panašiai. Tai tas ilgas procesas, ten daug įvairių susitikimų buvo. Tai toks darbas vyko. Pagrindinis dalykas. Jungtinės tautos, narystė jungtinėse tautose. Čia kaip ir vėl grįžimas į tą tarptautinę areną kaip nepriklausomai valstybei. Kaip šitas procesas, kaip greitai jis įvyko ir kiek Jums teko, nes kiek pamenu Jūs buvote jungtinės tautos, tada kai Lietuva buvo priimta atgal į sudėtį? Taip, tai yra toks iškilus įvykis, toks jausmingai prisimintinas, vėliavą pakelia, paskiria Islandą policininką, kuris tą vėliavą pakeltų ir panašiai. Čia daug simbolikos šito vietoje. Taip. Daugiau ten beveik mažai kas yra jungtinės tautos. Aš Jums pasakysiu vieną paprastą pavyzdį, kad kaip galėjo atsitikti. Ta retai kas prisimena, bet yra tie, kurie studijuoja istorikai šaltinius, jie yra prašę, kad Teherane, kada ten buvo susitikęs Rooseveltas, Stalinas ir Churchillis, štai jie jau aptarinėjo būsimą štai kažkokį tai jungtinės tautas. Gal dar vėliau, nežinau, bet jau 43 metai ir šiek tiek vėliau. Ir Molotovas buvo pateikęs pirmą pasiūlymą, tai visas 15 Sovietų Sąjungos valstybių, tų butaforinių tokių struktūrų, priimti jungtinės tautas. Tai
amerikiečiai gal pajokavo, kad tada visos 50 valstijų ten ar panašiai. Visi suprato, kad tai nerealus siūlymas, bet jis vis dėlto buvo realizuotas, nes buvo priimtos Sovietų sąjunga, Ukraina ir Baltarusija. Bet aš neatsimenu, niekur kitur nesuskaitęs, tik tai tuose studijose, kad Molotovas prašė ir Lietuvą priimti. Atrodo keista, prie ko čia Lietuva? Na, tai sovietinė logika tokia gana įdomi, taip kitko šiandien jinai labai aktuali, kada kalba apie Ukrainos denacifikaciją, čia Rusijos, reiškia, carai ir panašiai, o tada jie kaip tik tą deklaravo, labiausiai nuo nacijų nukentėjo Ukraina, Baltarusija ir Lietuva, nes jie buvo ant sienos pirmieji. Tai be abejo, amerikiečiai negalėjo su Lietuvos, kaip sakant, dėl mūsų nepripažinimo politikos. O jeigu jos nebūtų, mes būtume buvę jau jungtinėse tautose, su visos Sovietų sąjungos kariuomenė, mūsų teritorijos visko, būtų tenais, reiškia, sovietų paskirtas ambasadorius, formaliai Respublikos valdomas, ir dabar, kada mes perimam valdžią Lietuvoje, mes būtume tą ambasadorių perėmę į tą vietą jungtinėse tautose. Tai reikia pagalvoti šiek tiek tą skirtumą tarp, reiškia, tokio tokio, kaip sakant, šventiško gal viso ir labai svarbaus, tarp kitko dalykos, svarbių funkcijų atlieka jungtinės tautos. Ir kartu vis dėlto tos tikrosios realybės, tos saugumo tarybos, kuri, kada jin taip pat buvo išėjus iš tų Teherano ir kitų susitikimų, kada, reiškia, nugalėtojai Jungtinės valstijos, Rusija, Sovietų sąjunga tuo metu ir Didžioji Britanija, kurie priėmė kovojantį karingą de Gaulį, tai reiškia Prancūziją to pačiu, ir Čankai Šeką, ir visą Taivano problematiką iš to paskui išplaukė. Va, ir Kinija, tai mes turim tą pačią saugumo tarybą ir šiandien. Tai tuo metu konsensusas buvo saugumo taryboje ir niekas neprieštaravo, ir tas buvo automatiškai įvykdyta. Tas buvo automatiškai, tai nebuvo diplomatinės kovos koks nors, reiškia, rezultatas. Bet visa diplomatinė mūsų politinė kova į tą atvedė, bet reiškia, tas toks įvyks. Tai, pabrėžiant kitą dalyką, o į NATO štai įeiti su svetima kariuomenė jau būtų sunkiau. Tai štai buvo klausimas, kad, reiškia, išveda kariuomenė, kai kariuomenė išvedė, tada sekantis žingsnis yra NATO narys. Matyt, net ir Europos Sąjunga nebūtų neįmanoma, jeigu čia būtų buvusi kažkieno svetima kariuomenė. Čia yra bendrai, bet kokia integracija į vakarus ta kariuomenė trukdė. Jeigu ta kariuomenė būtų likusi, tai reikštų, kad kažkas labai smarkiai pasikeitė. Kitaip sakant, tai, kas mes matom dabar Rusijoje, tas būtų įvykę prie Jelcino. Arba kaip ir pučo laikais. Bet kada Rusija galėjo atkristi? Tai apie kokias ten apskritai sąjungas galima kalbėti. Aš jį truputėlį paliksiu vėliau, tą atkritimo ir kada jis prasidėjo, nes iš tikrųjų tai labai yra įdomus momentas ir skirtingi diplomatai labai skirtingai vertina. Bet dar grįžtant prie kito dalyko ir proceso, kurį jūs pradėjot savo pirmoji kadencijoje, tai yra sienų klausimas. Ir man yra įdomu, nes iš žmonių, kurie dirbo prie tų praktinių dėrybų dėl sienų, jie minėjo, kad jeigu su Rusija buvo kaip ir daugiau mažiau aišku, buvo senoji Lietuvos-Vokietijos siena, yra tam tikri, sakykime, dalykai jau aiškus. Baltarusija buvo visgi, istorinės sienos ten nebuvo. Vienas dalykas, kitas dalykas, pati Baltarusija viduj, dar politikai to laiko turėjo tam tikrų pretenzijų tiek tam, kur ta siena turėtų eiti, tiek apie Vilnių. Ar jums teko jūsų laikotarpiu girdėti iš Baltarusijos politikų, kad galbūt Vilnių reikėtų valdyti abiem valstybėm? Atskirkim galbūt 3 dalykus. Vienas dalykas yra sienos delimitacija, tai yra žymėjimas vietoviai. Tai štai tą buvo lengviau padaryti su Rusija, nes, kaip minėjot, ten ta siena, upė, viskas ten aišku, daugiau mažiau.
su Baltarusija tiesiog nieko nebuvo. Ten nieko nebuvo, niekas buvo gal kur nors ant kelių ženklai uždėti, kad čia respublika tokia, o čia respublika jau kitokia. Ambasadorius Kumetaitis sakė, buvo kolchozo šitą rubežiai. Ne, tai kolchozo rubežiai, kaip ten būtų, aš nežinau, bet reiškia žemėlapiai ir kažkokie tai, nežinau, apytikriai, ką reiškia tie žemėlapiai, kurie egzistavo ir kaip, sunku pasakyti, tą turėjo irgi išspręsti delegacijos, kurios ėjo prie delimitavimo. Kitaip sakant, kur ta mūsų siena iš tiesų yra. Taip. Antras dalykas yra teisinis. O kaip sakėt, kur ta yra siena? Siena, kuri yra žemėlapį. Tarkim, sutarta Vilnius ten ar kitur, ar koks nors miestas, ir kur ta linija praeina. Tai šitos sienos buvo respublikų sienos. Ir mes to nei turim varžytis tą pasakyti, nei kažką tai čia spekuliuoti per daug. Todėl, kad kai mes pasakėm, atkurdami valstybę, kad mes laikomės Helsinkio sienų neliečiamų principų, arba Helsinkio principų, tiesiog laikome, tai ten tie dalykai buvo kaip tik svarbus. Ir niekas nekvestionavo, kad jūsų sienos yra tos respublikinės sienos. Ir pažvelkim blaiviai į tą reikalą. Mūsų tos sienos tenkina. Mes turim Klaipėdą, mes turim Vilnių. Viskas, tai apie ką čia galima dar kalbėti? Tai kai mes taip pasakėme, taip visi tą priėmė, nu taip, yra Helsinkio principai, mes čia atvažiavom su tokiom sienom, viso gero, nėra apie ką kalbėti. Ir va kitas, trečias dalykas yra kokios nors istorinės spekulacijos. Tai čia vieno reikalas, kas ką tenai šneka. Jo, bet ar jums teko oficialiai susitikimai susidurti su šituo? Nu, neatsimenu aš oficialiai, kas nors apie tai kalbėti. Nes labai įdomu, nes jūs kaip ir pradedate šitos visus darbus ir jūsų kadencija 92 metais, pirmoji kadencija baigėsi ir jūs grįžtat į savo antrą kadenciją jau 96, ar ne? Jau vienas politinis ciklas yra pasibaigęs. Ir yra pasikeitę tam tikrai dalykai užsienio politikoje. Yra prezidento institucija atsiradusi. Ar ne? Kaip jūs atėję į antrą kadenciją, nes tuometinis išrinktas prezidentas Brazauskas, kaip jums sekasi derinti užsienio politiką, nes tas sritis yra kaip ir viena iš tų prioritetinių prezidentų sričių? Tik vieną dalyką prisiminiau, pasakysiu, galbūt tas, ne visai tiksliai pasakyti, kad jie niekur nesakydavo apie tas sienas, ar ne? Tai nebent tokie kaip Žirinovskis ar panašiai, kada būdavo tokie kontekstai, tai jie tada pasakydavo, kad štai iš mūsų gavot Vilnių ir Klaipėdą. Ir tada mes juos atsiimsim. Tai tokių šantažo dalykų buvo, bet jų negalime laikyti oficialiais, nors gal kartais kokie nors oficialūs pareigūnai arba ten deputatai tą sakydavo. Tai tą dalyką uždarom. O antroje kadencijoje mes turėjom koalicinę Tėvynės sąjungos ir Krikščionių demokratų, kaip dabar partija jau koalicinė, tokia tapusi viena. Tai tada mes dirbom koalicijoje vyriausybei ir štai prezidentas buvo Brazauskas. Ir jau, galiu atvirai pasakyti, kad tikrai aš taip mąsčiau, kad kuo greičiau reikia pasirašyti sieną su Rusija, kol dar Brazauskas. Nes jau ryšiai Maskvoje tokie, kaip sakant, kaip čia pasakius, jie nekonfliktiniai. Jie ten susitars ar pašnekės. Tai reikia, jeigu įmanoma, tą sutartį greičiau pasirašyti. Tai aš iš karto kokią padėtis paklausiau ir, aiškiai, galiu atvirai pasakyti, aiškiai, pasakiau, kad nepespaskit ten, nebeteskit ten laipsnis ten ar ten, nes mano galva, ir aš to įsitikinęs ir dabar, jeigu pažiūrėsim, kas dabar vyksta, tai reikia turėti sutartį, tai gerai, sulaužęs, bet bus ką laužyti. Tai, o jeigu tu tęsi ir
dėl kokio nors laipsnio ten per Vištyčio ežerą ar kokių sąnašų tenais Nemuno deltoj, tai šitą gali iki begalybės rusai tęsti. Mums tas neparanku. Sienų sutartis reikia turėti, ypač su tokia teritorija kaip Kaliningrado sritis, nes mes tokią tik ir turim su rusais. Tai taip, buvo paraginęs ir derybininkai tą tokį politinę nuostatą išpildė ir tada mes Brazauskui deklaravom, kad galim pasirašyti sutartį, nuvažiavę Maskvą, jis pasirašė. Nes tais pačiais 96. Tai čia svarbiausias dalykas buvo. Bet kitas dalykas dar yra, jeigu taip žiūrint, prezidentas kaip ir irgi tapo dalimi diplomatų skirimo procese, ar ne? Kaip sekėsi ten derint, nes skirtingais laikais skirtingai sekasi derint ambasadorių paskirimus. Kaip tuo metu jums sekėsi su prezidentu? Nežinau, man nebuvo problema, pasakykim taip, be abejo reikia kompromiso būdu išsprendėme labai sklandžiai. 96 metų pabaigoje yra pasirašoma, tiksliau priimamas įstatymas dėl nacionalinio saugumo pagrindų, kur transatlantinė ir europinė integracijos yra pripažįstamos kaip užsienio reikalų prioritetas. Tai iš principo jūsų kadencijai, tiems 4 metams buvo labai aiški kryptis, ar ne? Europos Sąjunga ir NATO integracija. Ir tas periodas 96-2000, kad dar to realaus progreso atrodo nesimato, tas, kas matoma viešai, bet labai daug juodo darbo. Nuo ko tie dalykai, kiek jūs prisimenate, nuo ko prasidėjo europinės integracijos visi dalykai? Europinė integracija, jinai vyko. Ir ten kažkokių tokių, mes neturėjom, tarkim, kaip estai. Politiniai plotmėj jie turėjo puikius rėmėjus suomius. Tai, žinau, čia nereikia gal tokias dalykas spekuliuoti, bet tikrai suomiai jiems padėjo, kada jos pirmus pakvietė, ten buvo toks sprendimas vienais metais, kas metant jie svarstydavo komisiją, estus, čia kilo šurmulys Lietuvoje, kad čia, aš esu tą atsiskaitęs parlamente ir galima ten pasiskaityti, yra stenogramos, sakiau, neatsimenu ten ar ką, bet maždaug ir metus nuspėjau, kad visi ramiai eisim tenais į Europos Sąjungą, čia sveikinam estus, viskas puiku, dirbkime ir mes būsim ten. Ir taip, ir mes dirbam. Ten daug, iš tikrųjų, didelis kiekis žmonių, specialistų, kurie, turiu pasakyti, taip, jų pačių gali paklausti, bet man atrodo, jie visi atsakys, kad jie dirbdami mokėsi. Jie kaupė patyrimo, jie jau turėjo galbūt patyrimo jau 96 metais, čia tokio, bet dirbdami tose visose darbo grupėse, darybėse, visą ekonomiką apėmė, visas įvairiausias sritys apėmė. Tai toks darbas buvo, o čia politiškai judėkime į priekį, ramiai. Mums buvo tik tai, jeigu pabaigiant, galiu pasakyti, tai tokie politizuoti klausimai, tai Ignalinos uždarimas. Kitas dalykas, kad matyt, užsienio reikalų ministerijai teko koordinuoti ir dalykus, kurie ne visiškai priklausė jų kompetencijai, tai yra vidiniai dalykai, kuriuos reikėjo sutvarkyti tam, kad atitikt tam tikrus ES reikalavimus. Kiek čia buvo sunku susitarti pačios valstybės viduj, kad tam tikri dalykai, tam tikros reformos įvyktų, tam tikri pokyčiai įvyktų, kad tai būtų tam lygmenį, kai jau galima šnekėti su ES dėl įstojimo. Tai čia tas buvo kontekste visų dėrybų. Čia man sunkiau galbūt pasakyti, čia vyriausybė, aiškiai, premjero lygmenyje atskiros ministerijos diplomatam čia mažai ką reikėjo į tą įeiti. Aš galiu pasakyti, kad mes vienas dalykas mums teko dėl Ignalinos, tai koks mūsų buvo darbo pobūdis. Tai
mes susidūrėme, mes net nežinojom, kad ten buvo kai kurios sutartys pasirašytos energetikos ministerijos, kad gauna ten kažkokias paramas, kaip visada iš komisijos, ir tada jie ten tos kanalus keisti, įsipareigoja nekeisti, taip toliau, reiškia, kad eitų greičiau į tą uždarimą. O tuo metu gana keista, reiškia, Sąjūdžio laikais mes ten mitingavom, kad tą Ignalinos nebeplėstų, ar ten dėl tų blokų. Dabar priešingai mes norėjom kiek ilgiau išlaikyti tą Ignaliną, nes jau buvo pakankamai iš tikrųjų modernizuota ir saugumo tikrai, galų gale pas Černobylis, dabar turbūt daug kas mato filmus ir žino, kad ten iš tikrųjų buvo žmogiškas faktorius ir visiškas neatsakingas elgesys ir taip toliau. Tai Lietuvoje tokių dalykų būti negalėjo ir mes manėm, kad gali dar padirbėti, bet politiškai komisija mūsų labai smarkiai spaudė. Tai ką mes padarėme? Mūsų ministerijoje mes kvietėm ekspertus, visus branduolinės specialistus ir bandėm išsiaiškinti. Ir kada man teko susitikti su Van der Bruku komisaru, ten kur nors važiuoju traukiniu, reiškia, iš Kopenhagos, ten jie tiltą nori parodyti, visi, reiškia, susirinkę, sakysim, ministrai, mes sėdim su Van der Bruku ir eina pro šalį kolegos ir šmaikštaujam. Tai ką apie Ignaliną vėl šneka. Tai ką, aš galėjau jam padėti, aš žinojau, kas tie kanalai, kaip juos reikia keisti ir kad jie jau senai yra keičiami ir kad jie privalo būti keičiami ir žinau, kokia fizika tenais yra tų kanalų. Van der Brukas, aišku, tiek nesigilino, jis neturi tokios galimybės, tai galėjau ir atsimušinėti. Taip, ir mes tiesiog, toks buvo intensyvus dialogas, kad laimėt laiko ir paskui galiausiai, kad užbaigtą temą, tai mes pirmą bloką atidavėm, sutarėm, kad uždarysim, bet antro ne. Paskui antrą bloką, čia paskui visa istorija dėl tų pinigų, atsimenat, ten kiek tas susigarantavo ir tokia ilga kalba. Tai va šitas, bet noriu pasakyti, kita buvo energetinė ta pat tema, kur mes irgi ministerijoje pradėjom aiškintis. Tai tą, ką mes dabar vasario mėnesį turėsim atsijungimą, po kiek metų praėjo, skaičiuokam nuo 96, jau turbūt gal 30 greit bus. Taip, 28 metai. Na, tai neatsimenu dabar 96, 7 ar 8, mes tada pradėjom žiūrėti, jeigu čia taip Ignaliną uždarom, kaip čia su ta elektra, kaip čia yra, kur čia ta sistema, tokius techninius dalykus. Tai kaip čia yra, ar mes galim atskirai dirbti. Nuėjau į ūkio ministeriją pasiklausinėti, paskui kvietėmės čia specialistus, daug, sakiau, reikia pasakyti, avantiūristai eidavo irgi, kas ten jau to pat nuties laidus į Lenkiją ar panašiai. Va, tai, bet procesą pradėjom, mes pradėjom jau zonduoti. Kaip čia yra, ar tikrai galima atsijungti, ir ko trūksta atsijungti, tada jau specialiai, kaip matot, procesas pakankamai ilgas užtruko. Tai ministerijoje buvo darbai tokie, kurie turėjo politinį lygmenį, tada mes eidom iki pat detalių. Ir, reiškia, kur buvo Ignalina, tai įsijungė žmonės ir dirbo iki detalių, kur štai šita elektros linijos, tai, kaip matot, tęsiasi, bet ministerija taip pat progresavo, buvo vėliau įsteigtas ir atskiras energetinės nepriklausomybės ar kažkur panašiai savarankiškumo koks tai, reiškia, skyrius, kur specialistai sėdėjo, diplomatai kartu ir visą laiką šitą vagą arė. Jau minėjot, kad būtent 96 metais pasirašytas sutartis dėl sienos su Rusija, su Baltarusija jinai pasirašyta dar anksčiau ir jau tada vyko demarkacija. Ir praeitą mūsų pokalbį mes šnekėjom ir jūs minėjot, kad tas Rusijos atkritimas, bet nestabilumas ir galimas atkritimas. Ir labai skirtingi diplomatai, skirtingi politikai, labai skirtingai sako, kada pasijuto, kad jau Rusija, ta, kuri pasirašinėjo sutartis su Lietuva, pirmasias, staiga į visą tą kryptį, kuri buvo 96 metų rudenį suformuluota, transatlantinė integracija, europinė integracija, pradeda žiūrėti kaip į priešišką veiksmą prieš juos. Kada jūsų galva tas nutiko? Žinot, čia yra principinis dalykas. Nes taip dabar
galėtų politologai ar istorikai čia nagrinėti, žiūrėti, kada rusai ten kas kokį tenais kalbą pasakė, ar kur, ir mes žiūrim iš savo taško, ar ne? Kada čia į mus pažvelgia. Taip. Tai aš tą šitaip formuluoju. Jeigu mes gyvename su tokiu kaimynu ir šitą geopolitiką tikriausiai nepasikeis artimiausiu metu ir vidutiniu ir galbūt net tolimesniu metu. Gali būti desintegracija Rusijoje, ten kas nors tokio, kad tai labai radikalius pasikeitimai, bet turim ką turim, matom, kas vyksta. Taip. Tai mums reikia gyventi su tokioj politinėje aplinkoje. Jeigu mes bėgom į NATO ir ES tikini, ES buvo darbas, į NATO reikėjo su improvizacija, su visko tiesiog energingai verštis. Ir kada atėjo laikas, kada duris prasivėrė, mes turėjom būti įsirikiavę prie tų durų. Mes išrikiavom ir 10 valstybių, ir patys vieni, ir kas tik nori. Ir tada mes galėjom įeiti. Tai dabar mes esam ten, kur mes ir privalom būti, bet mes nepamastom, kad mes viduj NATO ir ES erdvėje, šito vakarų erdvėje, kaip labai mėgstama sakyti, esam paribio zonoje. Ir šitas, Baltarusijos klausimas kaip tik iškyla, bet pati geopolitika nepasikeis. Mes turim čia gyventi ir atlikti savo pareigas. Tai pirmas dalykas, ką reikia padaryti, tai truputį kukliau į save pasižiūrėti. Reikia gerai apsvarstyti savo laikyseną, čia reikia daug padirbėti. Daug klausimų nebuvo. ES, NATO. Teisingai? Čia nėra kokią šaradą spręsti, į kurią organizaciją mes integruojamės. Teisingai? Taip. Tai viskas aišku, viskas nueina paskui konkrečius darbus. O šiandien jau reikia pagalvoti, kokia yra mūsų geopolitinė aplinka ir kokia mūsų pareiga. Jeigu mes sakom, kad mes labiau Rusiją pažįstam, tai ne dėl to, kad mes jos labiau už kitus bijom, kad mums grėsmė didesnė, taip. Bet tai nebus mūsų tradicijos pratęsimas Lietuvos viso valstybingumo nuo pačių seniausių laikų. Mes turim jausti, kas čia yra, kas darosi toj Rusijoje. Ir nežiūrėti, kad kada jie į mus pradėjo kitaip žiūrėti. Mes turim žiūrėti ir pabandyti perprast pačią Rusiją, kada ir kodėl jinai keičiasi. Ir ar keisis, ar nesikeis toliau. Ir tada mes, nebūtinai tada mes kažką pasakysim, dabar bėgiai tenais daryti, bet jeigu mūsų paklaus, mes galim pasakyti, suformuluoti savo nuomonę, mes ją galim turėti. Ir todėl mums reikia iš tiesų aktyviai dirbti. Pavyzdžiui, išorinis, sakysim, toks, reiškia, aštrumas Rusijos atžvilgiu, jis nieko neduoda absoliučiai šitam mūsų uždaviniui spręsti. Jis nieko neduoda. Kas paaiškina? Mes turim bandyti susivokti, kas Rusijoje darosi, su rusais bendrauti. Aišku, situacija yra sudėtinga. Migracija vyksta, taip, iš tos pačios Ukrainos. Žmonės ateina visokią. Tai mes turim kontržvalgybą stiprinti, visokius tokius dalykus, bet tai yra realijos. Bet tai čia nėra viešų kokių nors diskusijų objektas. Tai yra institucijų stiprinimas. Tai bet mes privalom instituciją stiprinti. Kariuomenė dabar yra suvokimas teisingas, kad reikia gynybinės pajėgumus stiprinti. Mes turim juos stiprinti. Nemanau, kad yra produktyvūs svarstymai, reiškia, kad kiek dienų mes čia atsilaikysim, reiškia, ar už metų, ar už 2 Rusija. Ypač jeigu jie yra politizuojami, politiniuose diskusijos, tai yra absoliučiai žalingi tokie pokalbiai. Kad ten specialistai daro tokias prognozes, tai tvarkoja, ten generolas susėda, pasako, kiek čia, tai jie konkretų modelį pateikia. Tai jie to turėtų užsiimti. Kada tas pateikiama į viešumą, tai klausimas, kodėl tas daroma. Ir koks mūsų tikslas yra. Nes mes
Suprantate, tai būtų tas pats, kad nesenai mačiau pranešimą, ten tokį menką, kad kokie 5 asteroidai pro šalį skraido. Gali jie ten susitrenkti vienas su kitu, ar ką, žiūrėkit, nukris vienas. Ir miesto nėra ant žemės. Tai tokie yra, kaip sakoma, mažai tikėtini įvykiai. Tai aš galėčiau pasakyti, kad Rusija dabar ims agresyviai užpuls būtent Lietuvą ir vieną tik Lietuvą, kitų nepuldama, o čia ir mes čia turėsim tas 10 dienų gintis. Taip, tai yra mažos tikimybės įvykis. Tai aš suprantu, kad jį reikia įvertinti. Visi supranta. Bet jeigu mes apie jį kalbėsim, tai bus tas pats, kad įsivaizduokit, mes einam į mitingus ir aiškinam, kodėl NASA nesunčia ten, žinai, laivų prižiūrėti ten tų asteroidų, kurie skrenda po šalį. Jie padarė įvertinimus, pasakė, kad šį kartą nenukris. O sakykite, čia nėra susijęs su tuo, kad nuo to laiko, kai jums teko būtent ir ministrų būti, ir bendrai politikoje, kad pati informacinė erdvė labai yra stipriai pasikeitus ir mūsų informacijos vartojimo įpročiai irgi yra pasikeitę. Aš kartais tą vadinu instagraminę politikų kartą, kad svarbiau yra pasakyti negu daryti. Tai nėra su tuo susiję. Žmonės yra žmonės, jie savo prigimtim nepasikeitė. Tik tai gavo kitus įrankius. Į tą patį mes šnekamės, čia vienokią ar kitokią technologijos naudojat ir ten ar kitur parodot ir žmonių įpročiai keičiasi, tie telefonai ten kokie ir panašiai. Tačiau yra vis dėlto tokie gilesni dalykai, ypač kada įsijungia emocijos, politika yra grįsta būtent emocijomis ir tas emocijas reikia racionalizuoti. Tai aš nežinau, kokį įrankį turite, ar Instagram'e nuotraukas rodysit, ar tenais ką nors, bet reikia tiesiog tą linkmę dirbti. Kad čia technologijos paveiks, tai čia yra visiškai kita tema. Ir tas dalykas ateina, bet čia turbūt praleistume ne vieną tokį pokalbį, todėl kad beveik niekas neaiškina. Internete pilna yra tokių dalykų, bet visi kalba apie dirbtinį intelektą, niekas nesako, kas ten per algoritmai ir ką su jais reikia daryti. Pateiksiu vieną pavyzdį. Dabar štai gynybos pramonė sukrūto Lietuvoje. Labai gerai. Jie turi įsitraukti. Bet pramonė, jai rūpi pelnai, irgi tvarko, viskas gerai, rinkos ekonomika ir bus valstybės užsakymai ir panašiai. Ir dabar žiūrim dinamiką, kas vyksta. Vyksta iš tiesų, jeigu pasakysim, dirbtiniai intelektai, tai čia vėl kažkokios fantazijos tai užkabina. Vyksta algoritmų kova. Šiandien, kas Ukrainoje vyksta, tie dronai, kurie skraido, jie vystėsi, gal galia susirėmė į tai, kas geriau užprogramuos. Ir šiuo metu ta kova vyksta. Tai dabar po metų, po 5 metų gal visiškai persimės į kitą pusę, bet tie algoritmai niekur nedings. Tai ir mes turim žiūrėti, kur mes investuosim. Ir čia svarbiausias dalykas, kad ten viešumoj, ten Instagramuose šneka, ten kiekvienas kas ką netingi tą tegul veikia. Bet valstybinis mąstymas turi eiti būtent dabar į šitą tokį, žinot, man asmeniškai prisimena, kadangi kiekvieną savo biografiją turi, aš biofizikas. Tai Kaune biofiziką įsteigė tuo laiku, kad aš mokiausi, mūsų apie 50-60 žmonių baigė, 5-6 metus tik tai truko, ruošęs specialią programą labai. Surinka studentus, kurie matematikos, fizikos, daug techninių dalykų ir tarpuosios informatikos mokėsi, ir kartu ėjo į ligoninės, ėjo čiupinėti smegenis gyvus, ar negyvus, ir panašiai. Suprantat? Ir paleidė, paskui baigėsi šitą, bet tų žmonių pasklydo, jie daug kur galėjo dirbti, buvo tokie tarpdisciplininiai. Tai šičia reikės žmonių, tą aš tikrai žinau, kurie
žinotų, galėtų imti produktus, tos dirbtinius intelektus, vadinamus, tos algoritmus, ir mokėtų jos permesti iš vienos srities į kitą. Į tai reikia investuoti. Ir šičia reikia valstybės, reiškia, prieimo, nes vienas dalykas, rinka vienaip sureguliuoja, pasaulinį mastu savaip sureguliuos, o šičia mums reikia, jeigu vien paliksim tik tai pramoniai, tai paskui tas viskas išseks. Pramonė turi per šito prisidėti. Aš turiu klausimą grįžtant truputėlį prie jūsų antros kadencijos, nes, kaip aš vadinu, tas 96-2000 metų periodas, jis buvo toks mažiau matomas, bet labai stipriai paruošiamas tam jau tai pergaliai tos transatlantinės integracijos, europinės 2004 metais. Ar taip žiūrint retrospektyviai nebūna taip truputėlį, kaip sakyt, gaila ar pavydu, kad tie rezultatai to darbo, kurį darėt, ar ne, atėjo kitoj kadencijoje, ne jūsų kadencijoje? Tai man džiaugtis reikia, jeigu tu dirbai ir prisidėjai prie šito ir po to tas gavo rezultatą ir pasiekė finišą, tai tik tai džiaugsis, sveikinti reikia, tai čia gali taip svarstyti, koks tenais indėlis, bet manau, kad tas yra neprasmingas dalykas. Daug dalykų mes improvizavom, man teko su Bžežinskiu šnekėti dar 97 metų pradžioj, Geremiko paprašiau Lenkijoje, kad padarytų susitikimą, tada mes tokį turėjom Vygaudas Ušackas, Albinas Januška, tokie one bolt first, reiškia, kad viena Baltijos valstybė. Jeigu estai ten eina į Europą, mes eisime NATO. Tokios improvizacijos, paskui 10 Vilniaus 10-ukas baigėsi kadencijoje, reiškia, atsirado. Svarbu būti aktyviai dirbti, tenka važinėti po Ameriką visą su bendruomenėms, ne tik su lietuvių, bet su lenkų, vengrų bendruomenėm, kurie yra. Jie nulėmė Amerikoje balsus mūsų naudai ir taip toliau. Tai mes savo įdirbį padarėm, atlikom, o paskui, čia žinot, čia mūsų vėl reikia žiūrėti kukliau. Mūsų visų čia indėliai pakankamai kuklus. Pasaulis štai keičiasi, rugsėjo 11 įvyko. Ir tik pasikeitė politika labai greitai. Reikėjo draugų ir jos pasikvietė mus tuo metu. Tai štai žiūrėkit, ką sakiau. Mes turėjom būti įsirikiavę prie durų. Tai dirbi tą darbą, tai paskui reikia per tas duris praeiti, reikia ten viską padaryti. Jūs toj kadencijoje antroji savo, jūs visą laiką buvote užsienio reikalų ministru, tuo tarpu premjerai keitėsi, jūs išbuvot pilną kadenciją ir vienintelį ambasadoriaus postą jūs kaip krikščionis demokratas būtent turėjot prie Švento Sosto ir Maltos ordino. Kas tai jums kaip periodas, būtent darbas Romoje? Vienas dalykas, tai aš tuo metu kaip ir pasitraukiau iš aktyvesnės politikos. Po to vėl tiesa sugrįžau į Europos parlamentą. Tai tokios reikėjo pauzės. Ministras ieškojo tuo metu ambasadorius, aš tą sužinojau, jis man nusprendė pasisiūlyti. Nes vis tiek garbingai labai tarnavo Kazys Lozoraitis, bet tas terminas labai tęsęs, jis jau tenais 10-mečiais, tai buvo nuspręsta pakeisti, mano pasiūlymą priėmė, pasisiūlymą, taip sakant. O man negaliu sakyti, kad ten buvo tik tai tokia sinekūra, kaip sakant, toks Vatikano ambasadoriai, tam diplomatiniam korpuse yra tas aspektas šiek tiek, ten tiks ambasadoriai, kurie jau ten daug tarnavę, ten ar panašiai. Bet man buvo du dalykai. Vienas dalykas, bet to pasižiūrėti man buvo irgi įdomu. Tai ministerija, kur kažkiek prisidėjau, ar bent, sakyčiau, netrukdžiau ministerijai augti, pažiūrėti, kas iš jos išėjo, kas pasidarė, tai dirbdamas ambasadorium, tu bendrauji su ministerijama, reikėjo patalpų ieškoti, viską, man įdomu, kaip mechanizmai veikia, kaip čia, sakysim, lėšos yra leidžiamos, reikėjo renginį kokį padaryti, priėmimą, iš kur čia sutaupyti, kaip čia jas galima išleisti.
Va, tai vienas dalykas. Antras dalykas, tai be abejo, taip, čia ne tik krikščionys demokratai, bet labai įdomi pati ambasada ir mes tai aktyviai dirbam. Talkininkas nepakeičiamas, Jonas Malinauskas, Vatikano radijoje dirbo ilgai, tai patalkino, tai be jo tai būtų labai sunku, jis viską ten iš mane žinojo. Tai, kaip sakyti, vieną dieną sakau, darykim ką nors, reiškia, kokį renginį reikia, sugalvok kokį jubiliejų. Supratau, kad mūsų konkordato jau kažkoks tai sukaktis panašiai. Tai kviečiam ministrą, popiežių tada atkviesti turbūt galimybė nebuvo, nes kai aš atvykau, tai kaip tik gyveno tas Jonas Paulius II tik tai pusę metų ar kiek, Ratzingeris irgi mažai važinėjo. Tai mes bent valstybės sekretoriui kažkokią konferenciją padarėm, tarp kitko prezidentūroje, labai gražią tokią konferenciją su ekumeninė, ten įvairių konfesijų. Va, tokio buvo dar kitas paskui idėja į Kryžių kalną atvežti visą diplomatinį korpusą, buvo tokia galimybė, ten buvo tokios iniciatyvos, bet krizė atsirado, 8 metai, va, ir lėšų matėm, kad jau mūsų indėliui neužteks, nors iš ten irgi buvo galima. Tai va, tokia darbo to buvo. Ir paskui grįžęs jau tam tarpe dar metus iki Europos parlamento, tai aš galėjau padirbėti ministerijoje, tokiu, kaip sako, ten ambasadorium specialiam pavadinimam. Tai aš nueidavau į tą departamento direktorių, turbūt reikėtų vadinti toks susitikimą, 10-20 žmonių, didelis stalas, tas ten, kur yra toj salytėje, pasėdėdavau, manęs neišvarydavau, kaip sakant, pasiklausyti. Man buvo įdomu, reiškia, iš tikrųjų, žiūriu, kad taip kaip geras variklis jau sukasi, veikia jauni žmonės, bet jau turintis daug patyrimo. Ir štai žino, vienas klausimas, kitas klausimas, pavedimai taip pat skirstosi, puiku. Tai man tas įspūdis buvo, kaip sakant, kaip jau ministro atitarnavus, pažiūrėti, pamatyti tą darbą, kuris veikia. Iš šono, kaip tas, ką kūrėt nuo pradžios, kaip tas veikia. Kitas dalykas, ir mūsų pokalbį jūs labai daug šnekėjot ne tik tai apie praeitį, bet mes kažkaip labai šokdavom ir į ateitį, ir tai rodo, kad pas jūs dar matyti yra pakankamai daug planų ir ateičiai, ką jūs dar darysit. Ar yra kažkokių knygų, memuarų, kuriuos dar žadat išleisti? Memuarams aš neturiu gal užrašų tokių sukaupęs, tiesiog tai tenais kokie ten tie memuarai būtų. Tai tokio apmąstymo turiu šiek tiek, esu tenais išleidęs tą knygelę, tenais Europos liaudies partijos, tai ten mano daugiau kalbos ar straipsniai parašyti. O dabar, kaip mato, tokių apmąstymų man kyla apie dabartinę padėtį, kaip kas yra, jeigu kas nors susiklostys, tai gal ką nors užbaigsiu, bet dabar dar nieko konkretaus neturiu. Ačiū labai Jums už pokalbį, o mūsų žiūrovams dėkojame už dėmesį ir iki kitų susitikimų.